sukūrėme Klaipėdos universitete laisvalaikio sporto programoje specializaciją sportiniai šokiai ir kviečiame pradėti studijuoti būsimus studentus, šiuo metu moksleivius, į Klaipėdos universitetą nuo šių metų birželio 1 dienos. Čia susišaukia ir sportas, ir menas. Studijų trukmė yra 4 metai ir specializacija prasideda nuo 2 studijų metų. Studentai studijuoja 4 metus ir jie turi galimybę studijuoti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, taigi esame atviri viso pasaulio studentams. Nėra stojamųjų egzaminų ir stojamąjį balą sudaro egzaminų vertinimai ir 0,4 balo, tai yra už sportinius rezultatus suteikiamas įvertinimas. Sportininko pedagogo kvalifikacija. Tai yra labai svarbu. Tai galės dirbti ir sporto organizacijose, ir pedagoginį darbą mokyklose, užklasinėje veikloje ir panašiai. Ko dabar bent jau iki šiol nelabai galėjo daryti mūsų absolventai. Tai yra, jie buvo teatro meno specialistai, o čia būtų visai kitas lygmuo. Sportinių šokių studijose tikimasi pritraukti ne tik merginas, bet ir vaikinus, kurie galėtų užstoti į sąstatą ir šokti komandai. Ir galiausiai turėtume ne tik solo latino komandą, bet ir komandinį porinį šokimą.